Sveiki visi, šiandien servise 007 mūsų mėgiamas Volvo XC60 modeliukas, faceliftinė versija, 2015 metai, 3 litrų variklis, 6 cilindrų eilė su turbina 224 kW galios. Šiam automobiliui, kaip ir visada, montuojam kokybiškai itališką Landirenzo dujinės įrangos komplektą. Variklio skyriuje nelabai daug, gal sakykim, tų komponentų matosi, bet labai trumpai apie juos pabandysiu papasakoti. Landirenzo AEB A+ dujiniai purkštukai sumontuoti štai šitoje vietoje. Padarytas truputėlį dangčio pakelimas be abejonės, kad jie tilptų, bet dangtis tvarkingai visose tvirtinimo taškuose pritvirtintas. Landirenzo LI10 Turbo Oversize galingiausios versijos dujų reduktorius montuojamas po visą valytuvų mechanizmą dengiančią plasmasę. Pats valdymo blokas yra sumontuojamas greta akumuliatoriaus. Prie akumuliatoriaus turim išsivedę diagnostinę jungtį. Dujinės įrangos taipogi saugiklį. Saugiklio vietą reikia žinoti tech apžiūros metu. Labai dažnai yra prašoma ją parodyti, pademonstruoti. Tai tą reikia turėti omeny. Na ir visi Landirenzo dujinės įrangos darbai yra montuojami servise 007 pagal aukščiausius gamintojo standartus, reikalavimus. Tai reiškia, kad naudojant kokybiškas žarnas, jungtis, spyruoklinės sąvaržas, dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Įskaitant ir programuojamą kuro slėgio emuliatorių, kurį čia sumontuojam, jis yra reikalingas šitam modeliui, tam, kad nemestų benzino slėgio klaidų dirbant dujomis. Jokių nebūtų skydelė check engine, kad automobilis važiuotų puikiai, dinamiškai, kaip kad jisai tą ir daro. Ta sakau drąsiai, kadangi ištestavom, išbandėm automobilį kelyje, tiek mieste, tiek už miesto ribų. Tikrai labai dinamiškas modelis, smagiai važiuojantis modelis, na ne veltui turbūt taip ir yra mėgiamas. Tai apie patį variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką montuojam ten, kurio pagidauja klientas. Aš gal pradėsiu nuotrauką, kad geriau matytųsi. Šiuo metu nesimato, bet yra centriniai konsoliai nugarinėje dalyje padaromas. Jo perjungimas tai pakankamai gerai matosi, patogu paspausti. Dujų balionas yra montuojamas atsarginio rato vietoje. Pati bagažinė atrodo pat štai taip, lygiai gražiai. Na, kai kurie prašo didesnių, truputėlį balionų, pasidaro čia tokį iškilusi spuogą. Na, kiekvienam, kaip sakyti, kiekvieno pasirinkimas individualus, poreikiai ir norai individualūs, bet čia mes turim gražiai viskas, lygų, tvarkingai. Apačioje taipogi turim šitą vėlokinę apsaugą, sakykim, jinai vis tiek truputėlį apsaugo tiek nuo garso, tiek nuo vibracijos, nuo triukšmo, plus labai patogu aplink balioną susidėlio daiktus, jie nesidaužo į balioną, neskleidžia papildomų garsų. Na, o tech apžiūros metu galima jį atsikelt, atsidaryti ir parodyti balioną, nes balionas yra konkrečiai šitoje vietoje. Tai va, bet dangtis pats užsidaro gražiai, tvarkingai, lygiai ir puikiai. Tai va, na, o pildymas. Prie pildymo mes truputį irgi didam daugiau energijos nei galbūt, sakykim, kiti. Tai mes jį turim tokį gražų, atidarom ir iš karto jungiam pistoletą ir pilamės dujas. Labai patogu, nes nereikia mums nieko nei prisukinėti, nei atsukinėti. Vienintelis dalykas, kada mes atsukinėjom tą adapterį, šitą dujinį, tai yra tada, kada norim užsipilti benziną. Na, bet jeigu pilnus bakus benzino pilsim, tai turbūt tą darysim, na, gal porą kartų į metus. Aišku, žiūrint, kaip ir kur ir kokiais atstumais važiuosim, bet iš principo tikrai patogiau vieną kartą tą angaliuką nusukti, negu kiekvieną kartą jį pilantis dujas prisisukinėtų. Šiaip gražiai viskas užsidaro, pasislepia, tvarkingai, tikrai labai patogu. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo dujinės įrangos montavimą servise 007, jei vairuojat kažką panašaus, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.